bet aš vien kai įėjau į tą salę, aš jau girdėjau muziką, aš jau girdėjau, kad ten dabar reikia muziką. Mane tiesiog apakino. Kai aš jį pamačiau, mane nustulbino. Tiesiog nustulbino. Puikia diena, labai didelis irgi šokas, nes, nesitikėjau, kad dabar reikia pamatysiu šiandien. Onkologinę kelionę su liga pradėjome jau nuo šiandien galime skaičiuoti prieš 2 metus. Šiai dienai esam gydymą jau pabaigę ir laukiame patikrinimo. Vykstame už poros dienų vėl į Kauno klinikas. Labai ilgai nerašėm iš tikrųjų, nors su Rimantu sutinkant vis primindavo ir prašydavo. Tačiau pavyko mums įkalbėti ir paklausius sūnaus, kokia būtų jo svajonė. Tai jisai išsakė, kad labai nori išmokti plaukti. Tai taip pat rekomendavo ir mūsų gydytojai, nes mūsų Lukučio raumenys yra sunykę ir jam trūksta energijos ir jėgos net nešti kuprinę į mokyklą. Tai jo ta svajonė išmokti plaukti padės jam visomis prasmėmis. Taip pat labai nori, žinoma, kelionės. Labai daug praleidome laiko ligoninėje ir labai norisi pabūti kartu, be kitų žmonių, pabūti visa šeima ir kažką patirti nuostabaus ir stebuklingo. Tai Lukutis pasirinko Legolandą. Lukutis nuolatos klausosi vieno jam ypatingo žmogaus muzikos, nuolat kartoja žodžius. Ir net kartais esu klausiusi, tai gal tu nori dainuoti? Ne, sako, mama, aš dainuoju savo ir su juo. Tai yra Vidas Bereikis. Jisai žino visus žodžius, visas dainas ir esame ir koncertuose dalyvavę. Ir jisai taip juo žavisi, kad net nedrįsdavo prieiti po koncertą su juo nusifotografuoti. Tai viena iš jo svajonių buvo sutikti Vidą Bereikį, su juo pabendrauti. Tiesiog apsikabinti. Tai kai šiandien išgirdo Vido Bereikio muziką, atvykus į Palangos kurhauzą, išeidamas Lukas sakė, kad aš žinojau, kad ten jisai. Ir jam tai buvo, taip atėmė žadą, kad jisai iki šiol dar yra neatsigavęs ir trūksta žodžių ir tai yra ne tas Lukas, kurį aš pažįstu, tai yra susižavėjęs, netekęs amo ir be galo laimingas. Turėjau galimybę dabar nuo mūsų susitikimo vietos kurhauze iki arbatos vietos pavažiuoti kartu su Luku ir papasako, kaip sako, kai tik sužinojo tą savo diagnozę ir kaip jį išvežė į ligoninę ir kaip brolis pradžioje nežinojo, kur jo mažesnis broliukas ir tada, sako, mano brolis paskambino, ten pasakė, tėvų klausė, kur aš esu. Jie pasakė, kad ten ligoninė ir jis netikėjo, sako, ar tikrai, ir tada galiausiai apsiverkė, labai verkė ir aš labai myliu brolį, tai kažkaip man tas broliškas santykis ir man ta atkarpa, man atrodo, buvo tikriausia. Lukai, aš visai neseniai žiūrėjau tokį filmą ir tame filme vienas veikėjas gauna labai daug atsakomybių visokių. Atsakomybę būti lyderiu, atsakomybę nešti didelį svorį ir jisai savo tokiam vienam mokytojui sako, aš nenoriu to daryti, sako, aš gal nepajėgsiu, aš nenoriu. Ir tas jo mokytojas, vyresnis žmogus toks jau patyręs, sako, kad atsakomybė ir lyderystė tai yra tas dalykas, kurio tu nepasirenki. Tu ten negali rinktis, tau tiesiog atsirado poreikis tai daryti ir tu turi tai daryti. Tai aš noriu pasakyti tau, palinkėti, kad visas tas pamokas, kurias tu gavai, tu paverstum tokiom pamokom kitiem žmonėm ir tu galėtum parodyti savo klasiokam, kaip reikia džiaugtis gyvenimu, parodyti savo būrelių draugam, kaip reikia būti atkakliam, kaip reikia stengtis ir niekad nebėgti nuo to atsakomybių, nes tu jau gavai likimo ženklą, kad gavai tą tokią sunkią kuprinę, bet su jie tu gali dar žymiai daugiau pasiekti. Tai toks palinkėjimas. Norėčiau padėkoti už išpildytą svajonę Nidos labdaros renginio metu visiems dalyviams paramos fondui.